Pirma mašina su Kondiške. Atvykom į stotį, apie 25 minutės važiavimas. Visiems keturiem nekainavo 1 eurą. Medinos vartai. Va, ta toji mečetė. Tolumoje pamatysim sarkofagą. Iš truputį arčiau pliažiukas dar. Sveiki. Sveiki. Sveikinamės iš karštojo Tuniso. Dabar jau pas mus pietus, praėjo, pavalgėm, pasideginom, pasimaudėm, nefilmavom. Apie maistą vėliau papasakosim. Viešbučio turi tikriausiai, kaip ten sekėsi mums, bet trumpai tariant, labai prastai. O dabar važiuojam su Boltu iki Susės stoties traukinių ir bandysim su traukiniu važiuoti iki Monastir. Nes keista, kad iš Susės Boltai ten nevažiuoja, ten kažkaip jie tik aplink Susę važinė, o ten Monastyrė nėra Boltų. Net oficialiai puslapį nerašo. Tai mes bandysim tokį kelią. Aišku, baisiai karšta, tik pietus. Ne baisiai, o tiesiog tragiškai. Tragiškai karšta. Bandysim važiuoti su traukiniu. Sako, traukiniai pigus, labai vargani, tai patikrinsim. Bet nėra kitos galimybės, nes... Taip, čia šiandien tokia tolimiausia kelionė. Galime su taksi turbūt kur sustabdžius, bet norim pažiūrėti, kaip tas vietinė traukinys atrodo. Pirma mašina su Kondiške. Jis buvo su atvarytais langais. Net ir vaizdą rodo, ne tik dainuoja. Atvykom į stotį Susės ir važiuoju į Monastyrą. Nusipirkom 3 bilietukus, saugusiam po dinarą, vaikui nepilnas. Tai nepilnas euras gavos. Bandysim važiuoti apie 25 minutės važiavimas. Yra laikai surašyti, maždaug kas gan dažnai. O čia turėtų atvažiuoti traukinukas. Čia skaitosi metro, ne traukinys kažkaip sakė. Štai kai atvyko. 3 minutės reikėjo palaukti, labai greitai. Specialiai baltai apsirengė, kad neišsipurvintų. Tiek žmonių dėmesio dar sidėlį nebuvom sulaukę. Veikia Kondiškė. Tai gaivu gera. Iš galo įlipo keleivių kontrolė, tai zuikiu nevažiuokit. Patikrina bilietukus. Sužymėjo su tušinuku ant kiekvieno bilietuko. Ir viskas. Pasiekė Monastyro stotį, o mūsų traukinukas matosi už manęs. Neprailga kelionė, 25 minutės, gal 20, kaip ir rašo. Viskas gerai, Kondiškė veikia, sėsti galima. Puikiai kelionė, sakyčiau, už tokių 50 centų. Gal net ir mažiau nei 50. Visiems keturiem nekainavo 1 eurą. Čia gal ir 30. Kūdikio neskaičiavo. Va, užkandam, pavalgam ir lendam į miestą. Irgi į Mediną. Bus senovinis miestas panašus į Susės Mediną. Su daug parduotuvėlių, daug visko. Žiūrėsim, ar prekės skiriasi. Ar toks pats įkyrumas, ar ne.
ir eisim prie vandens. Pirmas vaizdas iš monastyro išėjus, iš stoties. Pati stotis atrodo taip, su parduotuvėlėm. Nueinam patirinėti miesto, gražias palmės pasitinkamus. Pirmiausia, turbūt kažkur prisėsim šaltai kažką atsigert, pailsėt, va kavinės vietinė. Laukia pilietis pasiruošusios eiti. Šioje scena dabar neatsisuk, bet ten kavinį sėdi ir nei vienos moters, vien vyrai, o tiek daug. Vien vyrai. Pavyzdžiui, nei vienos moters nemačiau, kad vairuotų. Ar čia galima vairuoti moterims? Ar... Nu, ribotai čia, man atrodo, bet čia tokia Tunisas labiau tolerantiška šalis nei kitas arabiškas. Sako, kad... Žinot, ką reiškia, kodėl kūdikiai dvi moteris bučiavo ranką į sodėlį? Ja. Moteris pamato, šypsasi ir bučiuoja kūdikio ranką. Čia turbūt kažkoks geras ženklas. Tai va, tai čia tokia pakankamai tolerantiška šalis Tunisas. Įsileidžia kitas religijas. Yra krikščionių, yra žydų. Kažkaip čia jie draugiškiau. Mados prasideda. Eisim pasižvalgyti. Medinos vartai pasiekti. Lendam į vidų pažiūrėti, kasgi ten gero. Aš kažkodėl spėju, kad labai nesiskirs nuo Susės. Man tai šiaip miestas skiriasi, čia labiau vietiniai daugiau. Daugiau vietinių? Daugiau vietinių ir atrodo purvinesnis. Nu galbūt biškai mažiau pavalytas. Čia tiesiog dabar be tikslo einam link vandens, bet klaidžiant pro keliukus. Čia dar ne ta pagrindinė gatvė turi būti. Dar tokia labiau apkrauta. Bent jau gerai, kad pavėsis čia naisti geriau vaikščioti, ne taip karšta. Dar planuojam eiti pro turgų, jeigu jisai dirbs, tai tenais daug vietinių turi būti ir ne tik. Bet gal labiau maisto turbūt bus vėl. Daug arabiškų kvapų, visokių prieskonių. Ir biškį purvo. Artėjom link turgaus. Šita medina yra 9 amžiaus statybos ir pastoviai vis renovuojama, bet labai išlaikoma autentika, tai panašiai turėtų būti kaip ir buvo kažkada. Yra daug tokių turgaviečių, vadinasi Souks rašosi, arba visokių viešbutėlių vietinių, kurie vadinasi Riyad. Tai galima apsistoti pačioj medinai, pagyventi, jeigu neturi all-inclusive viešbučio. Ir... Lyginant su mūsų viešbučiu, galėjom šį pasimti viešbutuką. Jo, galėjom šis tik skrydį pasimti ir važiuoti per skirtingus Tuniso miestus. Vyksta statybos, matosi, plečiasi, ne visai apmiręs. Bet čia gal einam ten dabar? Parduotuvės. Prekės visur panašios vėl matosi. Ir čia kažkur jau turėtų būti turgus. Renkamės arbūzą. Į Lietuvą gal reikia parsivežti vieną. Daržovių turgelis. Tiesiog pasižvalgau, ar tik tai maistas, ar yra kas įdomiau.
Daug čia nepripasakosi, reikia žiūrėti ir viskas. Tiesiog miestas, bet toksai tvarkingesnis gerokai negu Hurgados, kur mes buvom. Kur kabo mėsos gabalai visokie. Čia toks visai jaukus su daug skanių kvapų. O kažkas įdomiau. Čia jau žuvytės. Šiandien tokias kaip tik valgiau viešbutį. Būna? Sardinės pagrindė čia pas juos. Nu, čia yra žuvies trūgo kvapas. Taip ir turi, kitaip nebus, va, dantukai žiūrėk kokia žuvies. Nu va, toks ir turgelis, kur mes pametėm. Greta. Puikiausiai prisiderinus prie turgaus. Visi pasipuošė. Einam tenais. Net kūdikius nuo kvapo užsikosi, žuvis nepatiko matyti. Ne tik mes jaučiam. Ne, ir tai pradėjo klausyti, aš taip pat žiūriu. Net akis ašarotai žiūri, kad tai labai smirda greičiau einamas. Smirda. Bet man Egipte, kai buvom, labiau smirdėjo. Nu čia žuvies kvapas. Tiesiog jūros gėrybė, žuvies kvapas. Ne, bet ne toks, kaip tu nueini kokioj ten Ispanijoje ir Italijoje ir žuvies turkai. Čia toks kitoks. Čia toks pašvinkusias truputį žuvies. Man toks žuvies kvapas su purvu. Su purvu. Na taip, mūsyčių skraidžia. Gal ne pati geriausia vieta pirkti. Nežinau, bet vietiniam turbūt čia viskas okei. Turistai vargu ar čia perka tą žuvį. Nu, kurie čia keps? Einam toliau į pačią Mediną. Bet dabar jau turėtų būti daugiau parduotuvėlių. Ten pradžiai kurėjom, tai ten toks buvo pats. Taip ir gyvena. Pati pradžia. Tvirtovės liekanos, patrankos. Nu, išlaikyti atmosferą šitą bokštą. Pasiekėm vieną žymiausią objektą monastyro Burgybos mečetę. Čia pirmojo Tuniso prezidento po nepriklausomybės, kaip sakant, rezidencija. Dabar ten yra viduj jo sarkofagas ir muziejus padarytas. Tai labai svarbus asmuo Tunisui. Bet tik tai matom, kaip vaikai išnaudojami visur motocikliukai, kaip Vingio parke. Tai šalies prezidentas valdė šalį nuo 56 iki 87 metų. O mirė 2000-aisiais, ten buvo beveik 100 metų jam. 97. O ten jau matosi vandenukas. Va, ta toji mečetė tolumoje. Čia buvo tik tai įžanga. Labai gražus parkas padarytas. Vaizdingas toks labai. Pabandysim prie jos nueiti. Pažiūrėsim kaip su įėjimu į vidų. Bet vaikus tai labiausiai domina
gulintis kupranugarius. Jis man kažką sakė. Kodėl ne ant to vaikų čia mažiuko? Ai, čia tiesiog jų nekankina, nestat. Ok. Gražus vaizdelį. Su vaizdu į mečetę. Šis mauzoliejus pastatytas 63 metais ir 2000-aisiais po mirties prezidento čia jis ir buvo palaidotas. Ir aplink matosi kapinės, balti kapai tokie iš abiejų pusių. Čia galbūt irgi kažkokie svarbesni žmonės arba tiesiog gyventojai. Vis artėjom. Šitą kupranugariaus pramoga nusifotkinimą norėjo 10 dinarų. Aš sako 5, sako, na jeigu neturi 10, dakit 5, tai 6 davėm. Davėm 6, biškį daugiau. Laimingas, apsidžiaugė, bet šiaip gali už 20 dinarų pavedžioti čia į kitas mečetės ir aplinkui. Ir dar taip sėdėjo ant kupranugario, man tas kupranugario ta mama kažką brrrr, o aš kaip šokau. Šneka. Nu, mes tik tai pasifotkinimui trumpam. Vaikų. Čia priartėjom, tik tai kažkaip vartai uždaryti, ar čia mums Bet pavyks? kiek čia rodo rodiklė, matai? Ai, rodiklė, gerai, eisim pasižiūrėsim. Ten, ir visi eina, tai turbūt ten eina. Nes viduje turėtų būti labai gražu. Bet manęs tai nereis susitikti. Sarkofagas yra iš balto marmuro. Pažiūrėsim, gal tau duos rūbą, kaip kitose mečetėse. Tokios kapinaitės aplink. Mes ieškom toliau kelio, kaip patekti į vidų. Dažniausiai tai būna nuomos punktai tos rūbus, kad uždengtų išnuomoja, nes vis tiek daug turistų ateina, o jiems pinigėlio reikia, tai kodėlgi neįleidus turistą pasižvalgyti. Patekam į vidų, kol kas tai mokėti nieko nereikėjo ir apie rūbus nieko nieks nesakė. Tai einam pasivaikščiosim, pažiūrėsim. Tik tai pro metalo detektorius reikia praeiti, tos, kur visą laiką supypsi. Gražus bokštai. Na, turbūt į vidų gal čia neišeis patekti. Yra užtverta, bet galbūt vienu akim pamatysim sarkofagą. Va, tai tiek ir duoda pamatyti. Kažkaip į vidų ten gal patenka galbūt vietiniai. O turistams tiesiog pasivaikščiot duoda. Pasižiūrėti aplinką, gražiai sutvarkyti. Ir kapą pamatyti. Nors ir iš toli, bet gražiai. Tai tokia mečetės apžvalgėlė. O mes jau keliamės prie jūros. Pagaliau. Pagaliau. Einam pažiūrėsim monastyro pakrantę, kaip atrodo. Čia jau įrodymas, kad mes tikrai monastyre nemeluojam. Mėgstamiausias objektas ženklas. Taip, Greta? Labai daug žmonių maudosi. Tuoj leisime žemyn į monastyro promenadą. Rašo, kad labai graži, vaizdinga, nu taip ir atrodo kol kas. Alpinizmas. Kepa kukurūzus
bet truputį kažkaip prideginti, sakyčiau, tai kukurūzai. Ne vienas žmogus ten kepia, visi juodi tokie. Nu, šiaip neblogas paplūdimys, čia visai jau toks su palapinėm žmonės geras, gražus ir tas suolas prideda savo žavesio. Promenada tokia šiaip tvarkinga, nauja, tik tai, kad gal šiek tiek pašluoti reikėtų. Gaila, šluotas nepaėmė. Gaila nepaėmėm šluotas, bet graži tokia. Su tvirtovė. Iš truputį arčiau pliažiukas dar. Pilna žmonių. Nu, čia mėgstamas paplūdimys. Pats pagrindinis monastyro paplūdimys, tai pergulė žmonėmis. Nežinau, ar daugiau paplūdimiai yra. O dar vienas įdomus faktas apie Tunicą, tai žinot, kaip žinoti vyras vedęs ar ne? Tai jeigu jisai jazminų plokštę nešioja už ausies dešiniai pusėje užsikišęs, tai vadinasi yra vedęs, o jeigu iš kairės, jisai ieško žmonos ir yra laisvas. Mes dar tokių nematėm, bet ieškom. Nei laisvų, nei vedusių nematėm. Bet parduodamų jazminų tai matėm. Taip. Buvo turguose. Ir gatvį nešioja, pakštytės tokias mažas baltas. Prisėdam kavinį, ledų porcijos. Nealkoholiniai kažkokie tai gėrimai, sultytės. Labai stipriai reikia, kad užeit, nu, prikvieti. Mano tai skanus, nealkoholinis, mojito ir tiesiog red. Kažkoks prieskonius. Ar tavo skanus? Pavalgėm su arbata apie 18 eurų gavos, nepigiai, pagėrėm tiksliau, nepavalgėm. O čia vietinis spurgas kepa. Po 2 dinarus. Čia yra brik, tai yra vienas populiariausių užkandžių Tunice, toks apkeptas, nu kaip tešlo, ne kaip tešloje apkeptas. Ir viduje dažniausiai būna su kiaušiniu. Nors aš tai galvoju, kad čia saldus, tokia kaip baranka. Bet ne. Aš irgi jau būčiau kaip baranką valgyti. O čia viduje, sakau, tunas ir kiaušiniu. Turbūt girdisi garsas paukščių. Visi medžiai paukščiais. Dabar jau grįžinėjom link arba traukinio, arba mikriukų. Lovagės vadinasi, ar kažkaip panašiai. Tokie vietiniai mikriukai, kurie tarp miestelių vežioja irgi. Tai dar viena statula prezidento Habib Bourguiba. Jaukus parkelis pasisėdėt su daug kėdžių. Karietos, vieną jų mes jau panaudojom iki viešbučio. Einam dar pakeliui iki savo transporto. Gal surasim kokių nors dar įdomybių, krautuvėlių. Mes kol kas Mediną kiek praėjom, tai tokia buvo, sakykime, mažesnė gerokai negu Susi. Prekybininkui daug mažiau ir netokie įkyrus visai, kažkaip tai nieks net nekalbina. Moteris veža? Moteris vairavo, vyras kalės. Daug labai istorinių objektų visokiausių. Pilių, tvirtovių. Einam pro šitos vartus, kurios praėjom šonu prieš tai.
Vien vyrai. Čia pačios gal moteris virtuviai uždaryti. Va, visur vien vyrai, kai jo, nematėm ne vienos moteris. Moteris visur virtuviai. Kaip priklauso. Arba su vaikais. Tai va, aš irgi. Tik visada ne virtuviai. Čia turėtų būti Afrika bazar, tai vadinasi, bet rašo, kad jis uždarytas. Tai čia galbūt kažkoks turgus uždarytas, o gatvelėse tai turėtų būti prekybos. Ramumą. Bet to geriausia, kad nieks nešaukia, nekalbina. Mums dar reikia magnetuko. Nes čia kitas miestas. Va, visur tokie vaizdeliai. Visur gražu, visur mečetės. Bet iš tikrųjų ne tokie įkyrus tie siūlytai, bet ir prekių nelabai yra. Tokias, sakykime, prastas. Burgybos mečetė panašu. Tik tai viskas kažkaip tai uždaryta. Arba kažko aš nesuprantu. Arba čia gali būti tas turgus galbūt. Arba tiesiog renovuoja. Jeigu su mečetėm kažką mes čia suklydom, tai nepykit. Visko būna. Vėl kaviniai vien vyrai. Barbershopas, rūbai. Tas pačias maigas kaip susiai, viskas tas pat. Galėtų padaryti kelias parduotuvės skirtingų prekių ir tiesiog didelės. Nereiktų klaidžiant. Dabar į vakarą labai daug žmonių išlindo. Tai daug labai veiksmo, visur muzika. Kviečia į maldą, va žmonės nusiema batus, plaunasi kojas, eina melstis. O mes pro vartus išeinam ir traukiam link traukinio. Grįžom į tą pačią traukinių stotį. Sako, bus paprasčiau negu ieškoti ant tų mikriukų, aiškinti su jais. Galbūt dar pabandysim kitoj vietoj, kažkur susiai kokiai. O dabar einam į stotį ir ieškom traukinio atgal į Susę. Tie, kur toliau važiuoja kitų traukinių, tai vos telpa ten jau grūdasi. Mes vis dar laukiam. Su šito elektros garsu mes jau išlipom iš traukinio. Izabelei labai patiko traukiniai, nes pirmin ir atgal sudėjus gavo iš tėtų gal 6 ar 7 bučinius. Tada dar norėjo rankas paimti, lindo į vežimą bučiuoti. Tai ar dėl to, kad jinai mėlynakė, ar dėl to, kad jinai kūdikis ir baltas? Ja, iškart bučiuoja ir lūpas, ir rankas, visur bučiuoja, šypsosi. Labai draugiškas moteris. Įdomu, kodėl tai? Nu, matyt, religijai kažkas tai tokie. Tai ką, mes šitoj stoty sakom iki.
Dar su Boltu dasigausim iki viešbučio ir jau šiandien nebefilmuosim. Tiesiog ilsėsimės, minidisko, vakarienė, gėrimai. Sakom, iki. Šiandien mūsų planas lankyti Susę, ne Medyną, o pakrantę, galbūt palandžysim dar po kažkokias gatvelės. Senoji apleista stotis, jau medžiais apaugus. Ledų kavinę radom, kažkas labai ištroško skanių ledų. Mes išsiaiškinam pagaliau, kodėl šiandien nieks nedirba. O žmonės paplūdimy įsikūrė normaliai. Va, pačiam veiksme. Tokie didžiuliai viešbučiai, jau ne pirmas apleistas. Vieną žingsnį pabandysim įžengti. Šokinėja, jaunimėlis nebijo.